Pastaruoju metu grožio procedūroms vis dažniau naudojama medicininė įranga. Tai ir saugiau, ir efektyviau. Elektrostimuliacija kaip tik vienas tokių pavyzdžių, kuomet vienu metu galima ir sustiprinti raumenis, taip padedant savo sveikatai, ir pasirūpinti grožiu. Elektrostimuliacija tinka ir vyrams, ir moteriams. Tad dabar pažiūrėkime, kaipgi šis procesas vyksta. Moterys, dažnai užsukančios į grožio salonus ar estetikos centrus, žino, kad nepakanka turėti tik liekną kūną. Pageidautina, kad jis būtų standus, sveikas, turėtų stiprų raumenukų sluoksnį, nes tai padeda išlaikyti sveiką stuburą, sąnarius ir dubens organus. Kaune ir Vilniuje įsikūrusi estetinės medicinos klinika Jaunatvės namai prie jau atliekamų efektyvių kūno procedūrų siūlo naujovę – elektrostimuliacija. Elektrostimuliacija iš tikrųjų labai senai medicinoje naudojamas kaip gydymo būdas. Pradžiai galbūt daugiau buvo akcentuojama skausmams mažinti, raumenius stiprinti gydomaisiais tikslais, bet pastaruoju metu elektrostimuliacija plačiai paplitusi ir estetiniais tikslais. Taip, kada galima elektroterapijos būdu stiprinti raumenis tose kūno vietose, kurios yra problematiškos, taip pat susilpnėjus raumenims po traumų, po ilgalaikių imobilizacijų, mamytėms po gimdymo. Elektrostimuliacija dažnai naudojama norint sustiprinti tokias sunkiai korekcijai pasiduodančias vietas, kaip sėdmenys ar vidinis šlaunies raumuo. Kaipgi tai vyksta? Šitos procedūros metu moteris turėtų tikrai neįsigąsti. Elektroterapija gal tik tai taip atrodo, kad kažkokia tai bus stipri srovė, gal tai bus skausminga. Tai iš tikrųjų yra saugi, efektyvi priemonė, mediciniškai saugi, noriu pabrėžti. Taip. Ir kada mes turim dabar, kad domintų jūs vidinė šlaunų grupė, tai elementariai klijuojami elektrodai toje vietoje, kur pagal raumenų eigą, ir tos procedūros metu dar klientė prašoma atlikti pratimus, kurių pagalba dar būtų procedūros eigoje tas raumuo irgi stiprinamas. Reiškia, mes tam raumenukui duodame kaip ir dvigubą krūvį. Vieno apsilankymo metu klientė dirba su savo raumenukais 1 valandą. Taip, tokių apsilankymų savaitės bėgi rekomenduojama 2-3, o ilgalaikiškumas, kiek reikėtų procedūrų viso, tai vis tik tai yra labai individualu. Visų pirma, priklausomai nuo to, kokias problematiškas raumenų grupės mes liečiame. Kitas dalykas priklauso bendrai nuo fizinio kliento pasiruošimo. Kiek reikia pagalbos tam raumenukui. Ar yra prarasta raumeninė masė, ar tik tai tonusas, ar jisai dėl amžinių, pakitimų yra tiesiog praradę savo tonusą. Tai gali būti 10 procedūrų, gali būti 12 procedūrų. Bet žinoma, tai rekomenduotina šitas procedūras derinti su kitomis procedūromis. Ir dar ką noriu pabrėžti, toje procedūrų vykdymo laikotarpiu, ar ne, vis tik moteriai rekomenduotinas fizinis aktyvumas. Paprastai sporto salėje, sportuodama klientė, besirūpinanti savo sveikatą, stiprina paprastai visas raumenų grupės. Bet mes moteris žinom, kad turim visada problematiškų zonų, kurios dėl mūsų tiesiog anatominės tokios sandaros, dėl mūsų genotipo jos yra silpnesnės. Ir moteris paprastai negu vyras turi žemesnį fizinį pasirengimą ir tiek sportuoti sporto salėje, kad mes sustiprintume visiškai simetriškai visas raumenų grupės, tai yra tiesiog labai sudėtinga. Ir ar moteris pavėluoja ar nepavėluoja, aš matau, to nėra. Tada, kaip moteris paprakaitavusi sporto salėje supranta, kad vis tik būtent ta raumenų grupė atsilieka, kitos jau lyg tai ir būtų viskas neblogai, arba tiesiog nėra tiek fizinių jėgų, kad tą raumenų grupę sustiprinti, tai aš ir tada kviečiu tuos klientus pagalvoti, kad yra alternatyvi pagalba, kur galima tą pastiprinti. Paprastai elektrostimuliacija grožio ir kūno stiprinimo tikslais naudojasi moterys,
o stiprioji lytis. Ar šiuo būdu galima spręsti ir vyriškas problemas? Dar norėčiau pakviesti tuos klientus, kurie turi problemų galbūt ne kiek dėl estetinių sumetimų, bet tai, kad ypatingai tai tikriausiai dominuotų vyriškosios lyties atstovai, kurie po traumų, žaidžiant tenisą, futbolą, krepšinį, po ilgalaikių traumų, kada buvo pertrauka ir negalėjo tam tikrų raumenų grupių aktyvinti, akivaizdžiai yra susilpnėjęs ar raumuo, kojos ar rankos. Tai čia suteikiama irgi labai gera pagalba, kadangi galima dirbti konkrečiai su tuo raumeniu, kuris yra problematiškas, kuris yra nusilpęs, kuris praradė savo funkciją ir tonusą. Norint sulaukti puikių rezultatų, nuo elektrostimuliacijos neatsiejamas ir sportas. Jaunatvės namuose siūloma treniruoklių salė. Jei klientas turi sveikatos problemų, gydomoji mankšta. Pirmą kartą žmogus, kai ateina konsultacijai, tai mes apžiūrim, kokios yra papildomos problemos, galbūt ligos kažkokios, kurios ribotų tam tikrus judesius. O paskui tiesiog sudarom programą, ką mes norėtume pakeisti, ką mums reikėtų formuoti, stiprinti ir einam kartu į salę. Tiesiog rodau pratimus, kartu dirbam ir priežiūroje grinai kineziterapeuto. Jeigu reikia keisti kažką, tai pratimų kompleksą visą laiką tobulinam pagal poreikį. Elektrostimuliacija vis tiek yra daugiau taikoma tam tikriems raumenims, kur sunkiau pasiekti sportu. Ta prasme, moterim dažniausiai tai yra pilvo presas, sėdmenys, šlaunų vidinė pusė. Tokiu atveju labai puikiai galima pasidaryti elektrostimuliaciją, o toliau eiti sportuoti bendrą mankštą tiesiog. Tai va kartu jos tikrai puikiai tinka, taip pat prie nugaros skausmų, prie išvaržų galima padaryti pirmiausiai elektrostimuliaciją. Tai bus ir lengviau sportuoti žmogui, nes bus apšilę raumenys, sutvirtėję ir toliau eiti į salę. Taigi geriausi rezultatai pasiekiami dirbant kompleksiškai. Be treniruoklių salės su treneriu ir mankštos vadovaujant kineziterapeutui, Jaunatvės namai siūlo lipokavitacijos procedūrą, kuri žemo dažnio ultragarso bangomis veikia riebalinės ląsteles, vakuuminį masažą, įvairius kūno įvyniojimus. Gydant celiulitą svarbu aktyvinti audinių mikrocirkuliaciją, skatinti medžiagų apykaitą, gerinti audinių aprūpinimą deguonimi. Ta puikiai atlieka vakuuminis masažas. Anticeliulitinis vakuuminis masažas susideda iš dviejų pagrindinių etapų. Pirmame etape siekiama kuo aktyviau suaktyvinti kraujotaką būtent probleminėse zonose. Tai daroma 4 taurių pagalba. Pagrindinis etapas yra volavimas. Volelio pagalba mes išgauname odos lyginimą, stiprų kraujotakos suaktyvimą ir svarbiausiose vietose korekciją. Visų stadijų celiulitas Jaunatvės namuose gydomas ir presoterapija. Jos metu mažinimas patinimas, suaktyvinama limfotaka, iš organizmo lengviau pašalinami išlaisvinti riebalai. Paprastai gydymo kursas yra 10-12 procedūrų, kurias reikia lankyti 2 kartus savaitėje. Po to rekomenduojamos palaikomosios procedūros, kurios yra maždaug 1-2 kartai per mėnesį. Po šių procedūrų komplekso pacientė jaučia šilumą, kojų lengvumą, pagerėja bendra savijauta. Tuomet patartina pasimėgauti sauną, kurios šiluma dar labiau sustiprina atliktų procedūrų poveikį. Praleidus laiką Jaunatvės namuose ne tik dailėja kūno formos, grįžta sveikata, bet atsiranda ir naujų jėgų. Čia atliekamos ir įvairios spa procedūros. Toks sveikatai naudingas laiko praleidimas gali praskaidrinti nuotaiką ir netgi tapti puikia dovana artimam žmogui. Šias procedūras galite užsisakyti telefonais Vilniuje 8 657 58144 ir Kaune 8 657 43 305.